Ačiū Simonai ir Edgarui. Ir iš tikrųjų, abudu paminėjo labai svarbius dalykus, pavyzdžiui, ir apie tą dėja Verterio efektą, kurį dabar šiom dienom galim stebėti, kai kelios savižudybės, o kiekviena savižudybė vis tiek tai yra realiai labai tragiškas dalykas, todėl kad tai realiai žmonės išgyvena savo artimųjų netektį, bet kita vertus, ką mes kartais darom reaguodami, tas savižudybės nebūtinai sprendžia problemą, o gali padidinti ją. Tai nors praeitais metais buvo 6 paauglių savižudybės, kas yra kelis kartus sumažėjimas, jeigu lygintume su 10 metų atgal, tai truputį neramu, ką mes pamatysim šiemet, ne dėl to, kad pati paauglių situacija būtų kažkaip esmingai pasikeitusi, bet dėl viso to tokio tikrai didžiulio socialinių tinklų ir žiniasklaidos dėmesio, kuris kartais visiškai nekonstruktyvus. Tai mes čia turim tikrai įdėti savo pastangų, kad tą paniką stabdytume, kad pasakytume, kad nieko tokio ypatingo nevyksta. Bet čia kita tema. Taip pat labai svarbu iš tikrųjų apie tą bendradarbiavimą. Tai aš džiaugiuosi, kad šiemet konferencijoje mes turim 2 sociologų pranešimus. Vieną sociologą iš Lietuvos, vieną sociologą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, man atrodo, čia bus labai svarbus papildymas, kad mes ne vien tik tai biologijoje, ne vien tik tai psichologijoje, bet sociologija mums apie savižudybės gali pasakyti tikrai ne ką mažiau negu kiti mokslai, turiu omeny medicina arba psichologija. Gerai, pereikim prie pradžios. Aš tik trumpai pasakysiu, kad čia jau 9. konferencija. Mums labai smagu, kad jūs toliau juose dalyvaujate. Šiais metais užsiregistravo rekordinis skaičius virš 1900 žmonių. Tai yra fantastika. Praeitais metais jau minėjom, kad mes po poros metų, 26 metais turėsime Europinę konferenciją, Europos savižudybių ir savižudiško elgesio. Tai sekite informaciją, rugpjūčio mėnesį čia suvažiuos 26 metų daug suicidologų ir tikrai toj konferencijoje galima bus labai daug įsigilinti į vairias temas. Kaip visą laiką noriu padėkoti kolegoms mūsų centre, Vilniaus universiteto suicidologijos tyrimų centre, ypač Jokūbui Gužui, kuris organizavo visą tą praktinę dalį. Tai tikrai Jokūbai didelis ačiū. Taip pat ačiū vertėjams. Ačiū Nomedai Miselytei ir Monikai Matulevičiūtei. Mums labai smagu su jumis bendradarbiauti. Mes labai vertiname, kad jūs gilinatės į tą savižudybių temą ir tada galit padėti mums išversti kartais tikrai labai sudėtingus pranešimus. Ir aš taip pat noriu padėkoti mūsų organizatoriams, partneriams, tai Savižudybių prevencijos mokytojų asociacijai, kuri organizuoja SafeTalk Assist mokymus. Jūs mums labai padėjote ir šitos konferencijos metu. Taip pat Higienos institutui, mūsų organizaciniam partneriui, Sveikatos apsaugos ministerijai už finansavimą, Vilniaus miesto savivaldybei už finansavimą. Labai smagu girdėti, Simona, kad sakančią mes palaikom ir palaikysim toliau. Tai ačiū visiems, geros konferencijos. Perduodu žodį Saidui, kuris pristatys pirmąjį konferencijos pranešėją.